Šiandieną dropshotas. Šį būdą pradėjau kiek rimčiau įsisavinti būtent šį sezoną. Ačiū beje Andriui iš Galvakablio, kuris parodė, papasakojo, kaip reikia visą tai daryti. Na ir galų gale po truputėlį viskas lyg ir pradeda pavykti. Ir kodėl video darau būtent dabar? Žuvis pakankamai pasyvi, vanduo jau atvėsęs gerokai ir na, manau, kad dabar yra pats tas metas pradėti naudoti sistemėlės. Taigi, viena iš jų – dropshotas. Dropshotų šiaip patikėti nėra lengva, nes vis dėlto skiriasi ir kibimas, skiriasi pravedimas, na iš tikrųjų toks pakankamai kitoks, galima sakyti, žvejybos būdas, ne, jeigu lyginant su Galvakabliu arba Čeburaška. Žuvelės pravedimas, tai kaip žuvelė atrodo, na, masalėlis, nesvarbu, kaip atrodo po vandeniu, tai yra tikrai verta laiko, kurį teks išleisti tam, kad įsisavinti šią techniką. Šiandieną norėčiau parodyti, kaip susirišti sistemėlę, kokį masalą naudoti, kokio storio valus dėti, ar ne, kaip verti masalą. Taigi viskas nuo pradžių. Kalbant apie pagrindinį valą, gaudant ešerį, rekomenduočiau rinktis 0,5, 0,6 maksimum. Tokio storio valo pilnai užtenka. Fluorokarboną pagrindį ešerį naudoju 0,20. Labai plonintis taip pat nerekomenduočiau. Storintis taip pat. Na, aišku, galima gaudant starkį, šiek tiek prie sudėtingesnių sąlygų galima dėti ir storesnį fluorokarboną, kaip pavyzdžiui 0,25, 2,6, nesvarbu. Šitaip atrodo masalas skirtas specialiai gaudyti dropshot sistema. Ne? Kaip matot, jokios aktyvios uodegos nėra. Jinai pasyvi, tačiau dropshotų puikiai dirba, tokios kaip žuvelės imitacijos. Tas sklendimas atrodo įspūdingai ir kaip būtų keista, tarkim, vienas iš mano taip pat pakankamai mėgstamų masalų, baksis, kuris turi aktyvią uodegą, jis puikiai gaudo naudojant dropshot sistemą. Beje, vienas mano favoritų, laukiu nesulaukiu, kai prasidės starkis, nes, na, ešerį jisai vilioja tiesiog fantastiškai. Na ir be abejo, larva. Tai yra puikus masalas tiek gaudyti nuo dugno, tiek ir naudojant dropshot sistemą. Jam gyvasties pilnai pakanka tam, kad, na, po vandeniu jis tiesiog darytų stebuklus. Sistemėlė turėtų atrodyti maždaug taip. Fluorokarboninis valas iki kabliuko, na, nuo pagrindinio valo iki kabliuko turėtų būti kažkas ne mažiau 20 cm, šiaip mėgstu daugiau, darau ir 40 cm, ir 50. Galima naudoti suktuką, kaip pas mėgsta, aš, pavyzdžiui, nemėgstu suktuko, aš rišu tiesiai fluorokarboninį valą prie pinto valo, toliau eina kabliukas, na ir jau po kabliuko, kadangi gaudau nedideliuose gyliuose, tarkim, 3 metrai, 4 metrai, 5, na, retai kada palieku ilgesnę atkarpą negu 30 cm, nuo 40 maksimum. Bet yra žmonės, kurie gyliuose žvejoja, tai yra tekę girdėti, kad tarkim palieka ir 70 cm, 80, gal netgi visą metrą reikėtų pasilikti ilgesnę atkarpą tam, kad svareliu reguliuoti gylį. Svarelis valo nenupjauna, tai yra pakankamai kokybiški svareliai, mėgstu naudoti iš tikrųjų wolframinis, na, pripratau prie wolframo, dabar prie švino grįžti labai sunku. Apie svarelį kalbant, na, turbūt dropshotui nėra labai didžiulio skirtumo, na, išskyrus tai, kad svarelis išgauna kažkiek kitokį garsą trankydamasis į dugną. Bet, na, tai skirtumas gali būti, bet kas liečia svorį, kad greičiau skęstų, ta prasme lyginant su švinu, ar ne? Manau, kad tai nėra taip super svarbu, kaip gaudant, tarkim, čeburaškam. Bet, na, wolframas vis tiek lieka wolframu. Dropshotui rinktis reikėtų šiek tiek sunkesnį svarelį, negu gaudytumėte galvakabliu, vien dėl to, kad galėtumėte, tarkim, srovėje pažaisti ir, tarkim, toj pačioj vietoj užlaikyti masalą ir jį padrebinti ilgiau negu sekundę 2. Na, tiesiog turiu omeny tai, kad nepabijokit
teks naudoti šiek tiek didesnius svorius, negu jūs pratę naudoti su galvakabliais. Dėl kabliukų galiu pasakyti, kad na, šitie man patiko kol kas labiausiai. Ešeriui puikus dydis. Antras numeris, na ir pati forma man jau labai patiko. Tai va, šitaip atrodo tobulas kabliukas dropshotų. Jeigu atsitiktų taip, kad tiesiog nepakertat žuvies arba daug tuščių kibimų, dar žvejai rekomenduoja paimti ir tiesiog atlenkti šiek tiek geluonį. Turėtų ženkliai pagerėti pakirtimų skaičius kibimų atžvilgiu. Tai kotas turėtų būti tiesiog pakankamai aštrus, kad su juo pavyktų daryti animacijas skirtingomis sąlygomis, tiek prie vėjo, galbūt tiek ir prie srovės. Neužmirškit pravedimo metu daryti pauzių. Tai super svarbu, nes praktiškai 90% kibimų man būtent įvyksta pauzių metu. Padrebinu masalą, jis prisikelia ir viršų, na ir tarkim laukiu ten sekundę, 2-3, kartais netgi 5. Po to su sekančiu judesiu jau jauti, kad žuvis yra. Kas liečia pravedimą, taip pat ieškant žuvies be abejo reikėtų daryti šiek tiek greitesnį, galbūt agresyvesnį pravedimą, didesniais šuoliais, kad praskanuot kuo didesnę teritoriją, ar ne? Radus žuvį galima masalą tiesiog žaisti vienoje vietoje. Dabar kaip susirišti sistemėlę trumpai. Parodysiu 2 pagrindinius mazgus. Vieną labai mėgstu, kitą labai mėgsta kiti žmonės. Tai va, kuris jums labiau patiks, įsirinksit patys. Ir be abejo, kaip užmauti masalą. Vieną galą perkišam per kilputę kabliuko, aselę, dar kitaip vadinama. Tai va, na, atrodo viskas taip. Dabar padarome šitaip. Valas eitų tiesiog pagal kabliuką. Tai va, ir tą pusę, kur eina link geluonies, išlenkiam taip, kaip yra išlenktas geluonis. Taip, jie atrodo šitaip. Ar ne? Dabar, kas mums liko padaryti, tiesiog kabliuką perkišti per tą kilpelę, na, mažiausiai 5 kartus. Ir viskas, ką mums dabar liko padaryti, tai yra valą nutempti nuo kabliuko. Turėtų gautis tokią kilputę, kurią dabar liko tiesiog sušlapinti ir užtempti. Sušlapinam ir užtempiam. Taip atrodo mano pats mėgstamiausias dropshotinis mazgas. Mazgas numeris 2. Perkišti per aselę ir ištraukus kažkiek tai galima tiesiog perkišti dar kartelį. Atgal. Na, kas mėgstate didesnės kilputės, tai yra aselės kabliuko, tai gali tiesiog dvigubą sulenktą valą paimti ir iš karto perkišti, nereikės tada kišti 2 kartus. Turi gautis štai tokia kilputė. Iš valo padarome kilputę. Perkišam, štai toks mazgelis gaunasi, ar ne? Ir per kilputę perkišam va šitą kabliuką. Tai va, viskas, dabar šį reikalą lieka sušlapinti ir užtempti. Tai va, štai mūsų mazgas. Tai va, štai mūsų mazgas numeris 2. Dar teko matyti, kad žmonės paima apatinę atkarpėlę ir ją dar kartą perkiša per aselę. Nežinau, kiek tai būtina, na, turbūt tikrai nemaišo, jeigu žmonės tai daro, pabandykite ir jūs. Tai va, 2 patys paprasčiausiai, turbūt lengviausiai įsimenami mazgai. Štai mūsų mazgas, kuris yra visiškai paruoštas. Liko dabar apačioj pritvirtinti svarelį. Valas žemiau svarelio gali savo ramiai tenai būti, na, jis niekam nemaišys, žuvies nebaidys, taip kad reikalui esant galėsit tiesiog prasilginti arba pasitrumpinti atstumą tarp kabliuko ir svarelio. Tai va, specialūs svareliai, šį kartą wolframiniai, taigi prakišam valą ir tiesiog užfiksuojam. Viskas. Ok, sekantis turbūt pakankamai svarbus klausimas, tai yra kaip uždėti teisingai masalą.
Imam guminuką, ši dalis turėtų būti viršuje ir tiesiog perveriam. Čia bus numeris 1. Užmaunu masalą tokiu būdu. Tai va, geluonis lieka guminukė, jūs gaunate šiokią tokią apsaugą nuo kliuvinių ir masalas taip pat pakankamai gražiai dirba. Tai yra antras variantas. Galim tokiu pačiu principu užmauti ir šitokį masalą, paslėpdami geluonį. Ne? Tai va, tai atrodytų maždaug šitaip ir šitaip. Masalą veria žmonės ir tokiu būdu. Daug labiau geluonis į viršų gaunasi. Tai va, iš tikrųjų, čia kaip jau sugalvosit, taip ir padarysit, parodžiau tuos pagrindinius, kaip masalas gali būti užvertas. O, na, tą patį geriausią, manau, atrasit patys. Tai va, jeigu turit klausimų, klauskit, rašykit, pasistengsiu atsakyti. Video taip pat galite rasti mano YouTube kanale, kuris vadinasi lygiai taip pat kaip ir Facebooko puslapis. Taigi, manau, ten bus paprasčiau jums, taigi neužmirškit spustelti subscribe mygtuką. Ir viskas. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksim netrukus. Sėkmės, bičiuliai!